Tai gal galime tada pradėti tą mūsų posėdį. Kažkas jungiasi prie mūsų. Aha, kažkas dar jungiasi, matau. Vaidas jungiasi. Mus transliuoja tiesiogiai jau. Tai laukim tada, kažkas jungiasi ir pradėsime. Labą dieną. Vaidai. Tai galime tada ir pradėti mūsų kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komiteto posėdį. Dalyvauja beveik visi komiteto nariai, trūksta tik vienintelio Pauliaus Pranckūno, bet gal jis dar ir prisijungs prie mūsų, jeigu ne, tai dauguma yra. Mūsų komitete turime mes 6 klausimus. Nežinau, ar girdimus pranešėjai, ar visi pasiruošę. Taip. Tai tuomet mes gal ir pradėsime nuo pirmo klausimo. Pranešėja Jovita Bakanaitė Talačkienė, teisės skyriaus vedėja. Ir prašome Jovitą pristatyti pirmą klausimą dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo. Labą dieną visiems. Pristatau sprendimo projektą, kaip ir minėjot, tai kontrolės komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo sprendimas. 21 metais buvo patvirtinti kontrolės komiteto veiklos nuostatai, tačiau pasikeitus vietos savivaldos įstatymui yra būtina persižiūrėti ir pasitvirtinti naujus komiteto veiklos nuostatus. Labai trumpai paminėsiu esminius dalykus, tai yra dėl komiteto sudėties atsirado tokia nauja nuostata įstatyme, jeigu visi savivaldybės tarybos nariai sudaro tarybos daugumą, tai komitetas sudaromas iš savivaldybės tarybos daugumos atstovų ir veikia tol, kol savivaldybės taryboje susidaro tarybos opozicija. Taip pat yra pasikeitimai dėl komiteto pirmininko pavaduotojas, seniau siūlydavo meras iš komiteto narių, dabar yra savivaldybės tarybos daugumos, yra skiriamas. Taip pat yra pasikeitimas naujovė, jeigu komiteto pirmininko įgaliojimai nutrūksta nesuėjus terminui, komiteto pirmininkas vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka turi būti deleguotas arba paskirtas per 2 mėnesius nuo įgaliojimo nutrūkusios dienos. Taip pat yra pasikeitę komiteto funkcijos, kai kur pasipildė, kai kur atsirado naujovės. Tai aišku, komiteto didžioji dalis pasikeitimų susijusių su savivaldybės kontrolieriu ir kontrolieriaus tarnyba. Tai būtent komitetas, kaip žinot, siūlo tarybai valstybės tarnybos nustatytą tvarką skelbti konkursą į kontrolieriaus pareigas, skirti kontrolierį antroje kadencijoje be konkurso, skatinti, apdovanoti, skirti priemokas, skirti tarnybiniam nuobaudą, nušalinti nuo pareigų arba atleisti kontrolierių. Taip pat be visų kitų funkcijų komitetas svarsto kontrolės ir audito tarnybos metinio ataskaitų rinkinį, taip pat svarsto atliktų audito ataskaitas ir jų išvadas. Taip pat turi tokią naujovę, kad per 1 mėnesį nuo komiteto sudarimo turi pasitvirtinti veiklos programą. Tai yra būtent konkretus laikotarpis numatytas, taip pat iki kiekvienų metų vasario 1 dienos už savo veiklą turi atsiskaityti tarybai, tai irgi labai konkretus numatytas terminas, ko nebuvo. Taip pat kiti pakeitimai susiję jau su komiteto darbo organizavimu. Tai apie komiteto sprendimus, kad jeigu pasiskirsto po lygiai, tai lemia pirmininko balsas būtent šitame komitete. Tai taip pat yra naujovė tokia, kurią numatėm komiteto veiklos nuostatose, kad gali būti sušaukti bendri keli komitetai.
Tai apie tai yra aprašyta, taip pat apie komiteto vaizdo ir garso įrašo nuostatos yra įdėtos į veiklos šitos nuostatus. Taip pat ir kiti tokie nesminiai, bet reikalingi pakeitimai. Tai gal tiek būtų. Ačiū, Jovita. Komiteto nariai gal klausimų turite? Kad viską įsami paaiškino labai, pristatė. Pasisakymų nebus? Nėra. Viskas aišku, ačiū Jovita už pristatymą. Ačiū Jums, geros dienos. Geros dienos. Antras darbotvarkės klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo. Ar vidaus administravimo skyriaus vyriausia specialistė Indrė Leknaitė yra pasiruošusi pasakyti? Taip, klausome jūsų. Labą dieną. Pristatau sprendimo projektą dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo. Tai trumpai galiu pasakyti, kad keičiantis vietos savivaldos įstatymui, keitėsi gyventojų apklausos aprašo 5 skyriaus 25 dalis. Seniau buvo taip, kad apklausą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius, o pasikeitus vietos savivaldos įstatymui nurodome, kad apklausą vykdo savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Kupiškio rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos komisija. Toks įstatymų pakeitimas. Taip, ačiū. Aš norėjau paklausti, o čia apklausą gali vykdyti ir organizuoti bet kuris Kupiškio rajono gyventojas? Ar... Savo iniciatyva jisai teikia tokį kaip ir prašymą, gali kreiptis asmuo turintis 18 metų arba deklaravęs savo gyvenamąją vietą Kupiškio rajono savivaldybėje ir tada yra tam tikrais atvejais sušaukiama komisija, įtraukiamos seniūnijos, viskas priklauso nuo to, kokio pobūdžio yra klausimas. Ar kiek jis apima, kokias teritorijas jisai apima ir panašiai. O sakykit, yra kada nors buvus organizuojama apklausa? Iš mūsų skyriaus taip, kad gautumėm kažkokį piliečių prašymą inicijuoti apklausą, tai mano darbo laikotarpiu dar neteko turėti. Mūsų skyriuje yra organizuojama piliečių pasitenkinimo paslaugų, administracinių paslaugų, kas liečia grynai paslaugas. Tai kartą į metus mes darom tokią apklausą elektroniniu būdu, tai savivaldybės interneto svetainėje yra pateikiami tam tikri klausimai, kas liečia administracinės paslaugas, kaip jie yra patenkinti, kiek laiko žmonėms užtrunka laukti eilėje ir panašiai tokio pobūdžio klausimai, jie yra anoniminiai, tada yra apibendrinti atsakymai ir patalpinami interneto svetainėje. Aišku. Ačiū. Klausimų turime? Aš, Eglė, prašau. Jeigu galėtų atsakyti, tai kiek suprantu, tai tik tai įstatymiškai formalumas pakeitimai, taip? Taip, Pagal įstatymą. taip, vietoj administracijos direktoriaus, tai dabar yra mero potvarkis. Ačiū. Ačiū. Tai ačiū Indrė už pristatymą. Geros dienos jums. Ir mes tada svarstome trečiąjį mūsų darbotvarkės klausimą, tai dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 24 metų gegužės 24 dienos sprendimo TS numeris 162 dėl Kupiškio etnografijos muziejaus atlygintinai teikiamų paslaugų kainų sąrašo ir jų kainų nustatymo pakeitimo. Labą dieną, vedėja. Labą dieną. Kultūros švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifelienė. Labą dieną. Jūsų žodis. Labą dieną visiems. Tai mūsų Kupiškio etnografijos muziejus sugalvojo, sumanė naujas kultūrinės edukacijos programas, teikė jas akredituoti ir jų programos pripažintos tokiomis, už kurias būtų galima apmokėti iš kultūrinės edukacijos lėšų. Tų lėšų, kurias
kiekvienam mokiniui po 15 eurų skiria valstybė. Ir kadangi pagal vietos savivaldos įstatymą yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija nustatyti savivaldybės biudžetinių įstaigų kainų sąrašą, tai tokią pakeitimą, papildymą kainų sąrašo ir teikiam. Ir turi muziejus 2 naujas programas. Gal galit pasakyti, kokias tas programas? Tai Sėlių palikimas, nuotolinė paslauga ir Kupiškėnų senosios vestuvės ir tradicijos. 2 programas. Ačiū. Viskas aišku. Klausimų turite, komiteto nariai? Nėra. Ačiū, Jurgita, jums. Tada toliau kitas klausimas irgi panašus, susijęs su biblioteka. Taip pat prašome tarybos pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos atlygintinai teikiamų paslaugų kainų sąrašą ir jų kainų nustatymo tą sprendimą. Ir čia yra 2 aspektai. 5.3 papunktis išdėstomas kitaip, tai yra kultūrinės edukacijos užsiėmimas, knygrišystė, platus kūrybinis laukas kainavo 5 eurus, dabar kainuos 3 eurus, nes kiekviena programa galioja, jos akreditacija 3 metus, biblioteka ją teikia, šiek tiek pakeitusi iš naujo ir dabar kaina bus 3 eurai. Ir biblioteka galės realizuoti naują kultūrinės edukacijos užsiėmimą Kupiškio žydų kelionę. Pažinkime jų kasdienybę ir tradicijas. Kaina 2 eurai. Ačiū. Klausimų yra? Viskas aišku. Kas aišku nėra. Toliau, Jurgita, taip pat sekantis jūsų kitas klausimas dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro atlygintinai teikiamų paslaugų kainų nustatymo. Tai šiuo tarybos sprendimu prašome nustatyti atlygintinai teikiamų paslaugų kainas pagal šio sprendimo priedą, pripažįstant netekusių galios 2022 metų kovo 31 dienos sprendimą numeris T67 su visais pakeitimais ir papildymais. Iš tikrųjų, kultūros centras kartu su darbuotojais, ten veikiančiomis savivaldos institucijomis peržiūrėjo visą tą galiojusį kainų sąrašą, išsianalizavo, kurių paslaugų poreikio net nebuvo, tai tų paslaugų yra atsisakyta. Aiškinamajam rašte aš pateikiau išsamią lyginamąją analizę. Tarkim, nebelieka būrelių, nes tai yra labiau meno kolektyvai, o ne būrelių veikla. Truputį keitėsi paslaugų kainos, pačios formuluotės ir jeigu plačiau kalbėti, tai iš tiesų, kaip ir anksčiau taryba tvirtino muziejaus kainas, bibliotekos kainas, tai čia irgi išlaikom vienovę, kad jeigu pateikiama prašymą kultūros centro vadovui pateiks savivaldybės teritorijoje veikianti neįgaliųjų organizacija, nevyriausybinė organizacija, kaimo miesto bendruomenė ir patalpas kultūros centre naudos užsakovo įstatuose nustatytai veiklai vykdyti siekiant viešų interesų, patalpų aptarnavimo paslauga bus suteikiama nemokamai. Taip pat per aptarimą kilo diskusijų atsisakyta valstybinių švenčių, to apmokestinimo arba dalyvio bilieto už 1 eurą. Taip pat nuspręsta, jog kultūros centras 20% lėšų surinktų už renginius nebeturės skirti komunalinėms išlaidoms apmokėti. Tai gal tokie pagrindiniai dalykai. Taip, ačiū, klausimų turite? Ar bendru sutarimu pritarėme? Pritarėm. Taip, ačiū, Jurgita. Ačiū, viso gero. Viso gero. Labą dieną. Tai jūsų klausimas dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 24 metų vasario 8 dienos sprendimo numeris TS33 dėl Kupiškio rajono savivaldybės 24 metų biudžeto patvirtinimo pakeitimo. Mus gal domintų daugiau, kas susijęs su švietimo sritimi, kultūros švietimo
sritimi. Supratau. Tai teikiame sprendimo projektą dėl šių metų biudžeto pakeitimo ir bendra suma, kurią planuojama padidinti savivaldybės biudžeto pajamas iš viso yra 290 000. Viena dalis, tai yra 68 000 eurų, sudaro švietimo mokslo ministro įsakymų skirtos valstybės biudžeto lėšos iš mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais programos, tai savivaldybės skiriamos lėšos įsigyti mokyklinį autobusą. Taip pat yra numatyta savivaldybės biudžeto pajamas padidinti Kupiškio vaikų lopšelio darželio gaunamomis pajamomis už teikiamas paslaugas, tai iš viso 7 052 eurai. Ir atitinkamai šios lėšos yra skiriamos asignavimų valdytojams, jiems vykdyti. Na ir kita dalis yra numatyta, kur iš savivaldybės savarankiškųjų pajamų yra numatyta skirti Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centrui ir Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centrui, tai yra renginiams organizuoti, bendra suma sudaro 10 000 eurų. Taip pat yra biudžete tokie numatyti pakeitimai atlikti. Tai yra paskirstyti specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšas ir paskirstyti jas brandos egzaminų vykdytojams, administratoriams apmokėti už suteiktas paslaugas ir atitinkamai atsižvelgiant į įstaigų pateiktus raštus dėl asignavimų perskirstimo yra numatyta sumažinti asignavimus darbo užmokesčiui. Tai Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijas 2122 eurais, Kupiškio vaikų lopšelio darželio Saulutė 2480 eurų, Kupiškio varpelis, mokyklos varpelis 220, Subačiaus gimnazijos 26 800 eurų. Ir Kupiškio Lauryno Stokos Gucevičiaus gimnazijos 12 550 eurų. Įstaigos motyvas tai yra išeitinėms kompensacijoms ir ligos išmokoms mokėti. Tai tokie pakeitimai. Ačiū, vedėja. Komiteto nariai, klausimų turite dėl biudžeto? Konkrečiai pristatė viską. Ar pasisakymų nėra? Ar bendru sutarimu galime pritarti? Galime. Tuomet ačiū vedėja už klausimo pristatymą. Klausimui pritarta. Viso geriausio. Viso gero. Tai kaip ir mūsų komiteto posėdis jau eina į pabaigą, norėčiau paklausti, ar kažkokių dar pasiūlymų, pasisakymų turite? Neturim. Nėra, ne? Tai tuomet Kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komiteto baigiame. Ačiū visiems dalyvavusiems ir susitiksime ketvirtadienį. Ačiū. Gero visiems. Viso gero, iki pasimatymo.